Paauglystė laikotarpis sudėtingas tiek patiems paaugliams, tiek juos auginantiems tėvams ar globėjams. Apie tai, kaip įveikti kylančius iššūkius ir kaip kūrybingai atrasti būdą su jais susikalbėti, kalbame su vaikų ir paauglių psichiatru Linu Slušniu. Gerbiamas Linai, tai pakalbėkime apie paauglystę. Koks yra tas skirtumas tarp vaiko ir paauglio? Paauglys tokia savoka, jis dar yra ir vaikas. Tai skirtumas yra, turbūt pradėkim nuo to, kad tai yra vaikas, nes jis daugybės dar, sakysim, atsakomybių negali prisijimti ir jam nesuteikiamos tokios galimybės. Kitas dalykas, kad tai yra tam tikras tarpsnis, kai žmogus keičiasi iš to vaiko, keičiasi į suaugusį asmenį. Ir tas pokytis dažniausiai vis tik tai susijęs ne tik tai su fiziologija. Fiziologija čia visiems yra aišku. Jau daugiau mažiau, kad labai keičiasi hormonai ir visa kita ten. Bet esmė yra tame, visada dažnai sakydavau tokią palyginimą. Įsivaizduokite, kad jūs turite vaiką, mažametį, bet kokį vaiką, kada prasideda paauglystė. Kiekvieną dieną sakote, žiūrėkit, apsiauni šituos batus, užsiriši raštelius ar ten kažkaip tai ir eini į mokyklą. Ir vieną gražią dieną vaikas sako, ne, šitų batų nebesiausiu. Tai čia jau galima suprasti, kad čia jau ta riba. Ir dabar jau noriu kitokių raištelių, aš jau dabar keisiu raištelius, net būna, kad keičia ten tai spalvotus, tai vienas toks, kitas toks. Ir tas atsiranda savarankiškų sprendimų priėjimas, tarsi nustoja klausyti tėvų, ne tėvų nustoja klausyti. Atsiranda tas vadinamas toks kritinio mąstymo pradžia, kai žmogus bando ieškoti pats, ko jisai nori, man visada sakė, kad šitaip yra gerai, o dabar aš jau ieškau savo kelio, ieškau savo kažkokiu tai detalių, kurios apie mane ir aš pats jas noriu atrasti, man reikia jų ieškoti. Tai tada prasideda paauglystė. Vieniems taip vaikams jinai prasideda taip audringai ir, taip sakant, labai ryškiai, o kitiems tai būna pereina ir kai kas net nejaučia, kad tai yra įvyko, kažkas tai pasidarė, pasikeitė gal apranga, dar kažkas ten ir taip toliau. Tai čia yra paauglystė, tas toks fiziologiškai, drįsčiau sakyti, vis tik tai fiziologiškai smegenyse irgi vyksta baisiniai procesai, biochemija, kaip sakau, ten veikia kosminė. Niekada gyvenime nei prieš, nei po to žmogaus smegenys neturės tokio intensyvumo pokyčiams, kokį turi paauglio amžiuje smegenų veikla. Tai čia yra jau mes kalbam tada ne apie kažkokį kritinį mąstymą, mes kalbam ne apie kažkokius dalykus, mes kalbam apie emocijas, jų gebėjimą valdyti, nevaldyti, staigius pokyčius, kada pakyla, nusileidžia kažkokios emocijos. Ir tada mes jau galime spėti, kad mes turime paauglį, su kuriuo mums reiks kurį laiką pagyventi. Taip, bet kinta, sakykite, tikriausiai ir tėvų vaidmuo, ar ne? Kaip turėtų tame pokyčių laikotarpyje kisti tėvų bendravimas? Bet pirmiausia, tėvai turi, aš tėvams labai mėgstu sakyti, nurimkit. Paauglystė labai trumpas laiko tarpas, jeigu imsim gyvenimą ir mėgaukitės šito laikotarpio. Įmanoma, ar ne? Tai žinoma, čia yra toks periodas, kada tai yra mankšta ir suaugusių smegenim dar vieną kartą pajusti, grįžti, nes jie priverčia tave pamastyti, o kaip aš dariau, o kaip aš gyvenau, ar aš noriu ir ko nedaryti, pavyzdžiui, permastymo epizodai. Čia yra labai geri, nes iki paauglystės aš turiu vaiką, kuris auga pagal mano standartą. Vaikas iki paauglystės yra tai, kaip pasakiau, taip daro. Paauglystė ima žmogus, kadangi ieškoti, tai mes turim jam padėti. Mes turim padėti paiešką, tam paieškų kelyje. Jeigu mes atsistosime labai bukai ir viską imsim kontroliuoti ir aš šitaip nedariau ir tu nedarysi,
paauglystė va to ir yra įspūdinga, kad jis sako, bet palauk, mano 10 aplinkoj vaikų daro ir nieko, ir tėvai leidžia, ir dramos neįvyksta. Tai, taip sakant, negali paranoiškai jį žiūrėti, kontroliuoti ir turi išmokti klausyti, girdėti. Tėvai privalo vis tik tai išmokti išgirsti, netgi priimti tą pyktį. Normalu. Jie pyksta. Ir kartais jie pyksta, neracionaliai. Atrodo, nei pasakė, ką nors baisaus ten tas tėtis ar mama. Pasakė kokią nors frazę, ne taip pažiūrėjo, staiga fontanas, pykčio ir visa kita. Viskas tvarkoja. Palaukite, kaip sakau, pasiūlyčiau palaukti kokią pusvalandį. Nieko nedaro. Ateis, sugrįž ir tada sakys, gal net atsiprašau pasakys. Kartais gali nepasakyti atsiprašau, bet ateis ir kaip nieko pradės kalbėtis. Tai jau yra gerai. Tai rodo, kad išlaukėm, išbuvom ir tas mūsų vaikas sugrįžo. Tai tėvams labai daug ateina pamokų. Tai yra metas, kada tu turi ugdyti savo kantrybę, suaugęs žmogus turi ugdyti savo kantrybę. Aptarti būtinybė yra aptarti pasitikėjimo ribas, nes akivaizdu, kad paauglys bandys ieškoti kažkokių tai. Yra draugai, yra visokiausi, galų gale pagundos. Yra visokiausių dalykų, kurie gali trikdyti mūsų, mes galim bijoti, rūkys, narkotikus vartos, alkoholį vartos. Tai pasitikėjimo ribos. O sakykite temos, kuriomis privaloma bendrauti su paaugliais? Temos, kuriomis privaloma bendrauti, tos temos, kurių paauglys pats klausia, pirmiausia. Paprastai jie užduoda labai daug klausimų ir pradedant nuo, pavyzdžiui, dabar kaip pavyzdį pasakysiu, kadangi turiu paauglę, namuose turime, tai mes labai gerai matom, nustebina neįdomus tėčio rinkimai, toks, bet rimčiausiai žiūri Kamala Harris ir Trumpo debatus ir ateina rodyti. Aš sakau, tu mano tai nežiūri, sakė, tu neįdomus, sakė, pas tave tokių nėra. O čia žiūrėk, kaip jie šneka, o čia tai. Ir taip pat nustembi, tada tu aiškiniesi. Bet čia yra namai, kuriuose visgi politika, matyti, aš galvoju, yra on the top visą laiką toks klausimas. Tai atidžiai klausyti ir normaliai atsakyti. Esu girdėjęs tėvus, kurie pasako, ką čia per durnus klausimus uždavinėjai. Pas paauglį nėra durnų klausimų, nes jie yra žmonės, kurie virsta iš to. Virsmas yra iš vaiko ir jiems tų klausimų, tų mąstymo naujų kategorijų atsiranda. O sakai, kad lytiškumo tema ne per vėlu kalbėtis paauglystėje? Per vėlu. Mano požiūrį, čia mane turbūt politikoje visada labiausiai ėdė, kaip sakau, tie konservatyvioji tokie, kad kai aš sakydavau, kad praktiškai nuo 4 metų tu turi pradėti kalbėti apie tai. Vėl kategorijos, mes apie ką mes kalbam, ten sakysim, bet reikia mokėti apie tai kalbėti. Bet faktas, kad yra per vėlai, jau kai tu turi praktiškai galimybę tapti mama, tai yra, kai prasideda pirmosios mėnesinės, kai prasideda pirmieji galimi lytiniai santykiai kažkokie. Net neprievartiniai, tai yra paauglių gali būti žaidimai ir tokių pasaulyje ne vienas. Tu turi šitas detalės būti sudėliojęs jau gerokai anksčiau. Ką tai reiškia, čia ne apie mėnesinių klausimą, čia apie tai, kad ką reiškia atsakomybė už vaiką, ką tu gali turėdamas vaiką prarasti gyvenime. Jeigu tu turėsi labai anksti, nes tai yra faktas. Vaikas yra beprotiška atsakomybė. Tai nereiškia, kad tai yra, bus kažkokia tai gyvenimo drama, bet yra daugybė pavyzdžių, kur
pasaulyje bent yra man labai gerai žinomi pavyzdžiai, kada suaugęs žmogus yra, tarkim, 18-17 metų, turi vaiką ir atiduoda jį globoti, įvaikinti kitiems ir visą gyvenimą dėl to graužiasi. Tai pasiekia karjeroje, būna, žinau, moterys pasiekia gydytojo, advokatų karjeras, beprotiškai ten didelės ir visa kita, karjeros sėkmingos, bet šitas graužia visą gyvenimą ir nuo to negali pabėgti, nes tu tarsi kažkuriuo metu paaukoji savo vaiką kažkam, galbūt tas vaikas netgi labai laimingas auga ir viskas su juo yra gerai, nes globėjai gali užauginti vaikus, neabejotinai, bet tavo vidus vis tiek jisai lieka su žaizda, nes tu kažką tai nepadarei iki galo arba tu tarsi lėlę, pažaidži kaip su lėle. Jau nekalbu apie tai, kad yra tada atsiranda ta atsakomybės klausimas didelis, baimė atsiranda turėti kitą vaiką, nes ir tada nerimai tas karjeras turėjęs. Esu tikrai, Lietuvoje turėjau vieną moterį beje, kuri sako, aš bijau turėti vaikus. Nes jaunystėje aš padariau šitą klaidą. Aš neauginau savo vaiką. Ir tada nėrė į karjerą itin sėkminga, ten, kaip aš sakau, moteris turtinga, bet tarsi nori ir tada atsiranda tas nesavalaikis. Noriu labai, bijau, nes čia sugrius mano, o vaikai yra auka. Tai yra auka ir reikia tą suprasti, kad tu su vaikais visko to, ką tu gali daryti vienas, nepadarysi. Kad ir kokios ten būtų sąlygos, ten galime čia šnekėti, bet tai yra atsakomybė. Tai kai mes kalbam apie tos lytiškumo klausimus, tai mes turėtume tuos dalykus visus sudėlioti į labai didelę perspektyvą ir jie gana anksti, bet jau, sakysim, šitokius dalykus, apie kuriuos karjerą ir visą kitą, tu gali su paaugliu turėti. Bet apie prisilietimai, apie tai, kas yra neteisėti dalykai, ką negalima daryti. Mes kalbam apie prievartą prieš vaikus, apie seksualinę prievartą. Kaip reikia tą jautriai išaiškinti, ko negali joks svetimas prie tavęs priartėti. Šitos dalykus, kaip negali, kaip tu neturi paklusti jokiems prisilietimam ir visokių. Šitie turėtų būti praktiškai aš sakyčiau, po truputį tu turi išaiškinti nuo 3-4 metų, kad neįeitų, tarkim, į paauglystės amžių žmogus ir patirti paskui suaugusio ten kažkokią tai seksualinę prievartą, nes taip gali būti irgi. Nes suaugę būna čia tokių atvejų, kada paauglės išnaudoja savo malonumams, o jiems atrodo, kad tai yra meilė. Ir tada jie patys slepia, nes jiems atrodo, kad tai yra meilė. Grįžtant prie tos lytiškumo temos, sakote, kalbėti būtina, ar ne, akivaizdu. Kaip kalbėti su paaugliu, sakykime, ar mažesniu vaiku, kad tas pokalbis būtų toks natūralus? Nes dažnai paaugliai ar gėdijas, ar ne, ta tema tokia tampa tabu. Ir kada tai tampa tabu? Šiaip visas seksualinis gyvenimas ir suaugusio žmogaus ir vaiko, jis yra tokie labai apatiniai marškiniai. Nežinau, retas žmogus labai lengvai kalba. Tokios kultūros, kokie yra dabar Danijoje, man Danijoje yra porą kartų tekę, kai aš klausau, kaip jie kalba prie stalo apie lytinį aktą pusryčiaudami. Tai šitos kultūros aš nedaug šalių mačiau, net ir nei Norvegijoje, nei Vokietijoje niekur nesu matęs, kad tai vyktų. Ten pas jūs yra kažkaip tas susiformavę to, bet tai yra retas atvejis. Man smalsu, ką danai sako. Labai normaliai gali apie lytinį aktą, apie lytinius santykius arba lytinį aktą nakties metu kalbėti su vaikais prie tėtis, mama kalbėtis prie stalo pusryčių ir netgi esant svečiams. Ir gana gražiai kalbasi, ir tik tai tiek, kad kai tu esi tas, kuris esi svečias, tai truputėlį antakiai ne tai, kad pakyla, bet visada tai pagalvoja, ar aš noriu tame dalyvauti.
šitame pokalbinės. Įdomiausia, kad tada aš jaučiuosi labai nejaukiai, bet toks dalykas egzistuoja. Tai nežinau, kiek man yra tekę susidurti su tuo, tai aš taip gerai pakėliau antakius ir paskui, kaip čia dabar taip gali būti, bet taip būna. Tai tos temos visada yra jautrios, vėlgi pasirinkimas, kas tą kalbą. Nėra lengva pasodinti, vat šiandien nutariau, vat aš čia prieš mane paaugysim, pasikalbėkim. Vengs tos temos. Tai dažniausiai reikia vėl kūrybiškumo. Šitoje vietoje kūrybiškumo, kaip sakau, gaminant maistą, jeigu norit kažkur tai žiūrint kažkokį filmą ar dar kažkokius tai dalykus, komentuoti, paaiškinti, išaiškinti tam tikras detalės, tam tikrus elementus. Nu, tarkim, paskutinį, manau, mano patirtis su mūsų paauglė, tai pasakysiu, mes žiūrėjom Grėjaus anatomiją, yra tokia Grey's Anatomy. Tai mes žiūrėjome visus sezonus, jie labai patiko, bet ten yra labai daug seksualumo klausimais, labai daug. Ir per tą serialą, mano įsitikinimu, mes labai stengiamės nupiešti ir vaizdą. Ir paaiškinti kai kurias detalės, kalbėtis labai drąsiai, jis labai padėjo kai kurios dalykus išspręsti. Aš nežinau, ir jinai suprato pati šitą, kad bežiūrėdama su mumis, jinai pasodino mus, nes jinai labai noriu, ten tų sezonų gyvas galas, bet tikrai geras serialas. Ir paskui aš supratau, kad tie pokalbiai, kai tu patenki į tam tikrą temą ir staiga atsiranda tema, medicininė tema, ir tu pasakai, kad pradedi kalbėtis, tai tu tą savo mintį, idėją ir išdėstai labai aiškiai sudėlioji. Tai va čia yra tokie kūrybiški variantai, kaip prie to paauglio prieiti ir palikti tam tikras žinutes. Tai nėra paprasta, beje. Tiesmukas kalbėjimas kartais gali nieko neduoti. Ir tokių žinučių po truputį, po lašelį, jų reikia labai daug. Čia negali pasisodinęs, net jeigu pavyks pasodinti vieną kartą, toli gražu nebūtinai tas poveikis arba tas pokalbis jau liks ilgam. Ta reikia pakartoti daug kartų įvairiais kampais, įvairiausiais būdais kalbant. Tai nėra paprasta, bet, kaip sakau, jeigu mes norime užauginti sveiką paauglį, tai mes turime tą padaryti. Ačiū, Linai, Jums už pokalbį. Ačiū.